Ir ką mes, pradinis įžanginis žodis, tai sakysiu aš ir aš pasirašiau iš tikrųjų porą skaidrių tam reikalai ir bandysim pasidalinti. Kolegas, pasakykite, kai jau pradėsite matyti pranešimą. Sveiki prisijungę. CLP tema seminaras. Malonu matyti tiek daug prisijungusių, daugiau negu 100 žmonių į šį seminarą. Tai matosi, kad pats seminaras yra aktualus žmonėms ir manau, kad turėtų jau matytis pranešimas. Matosi jau. Matosi. Gerai. Tai CLP reglamentas. Mes šnekėsim šiandien daugiausia apie CLP reglamentą, nors mūsų skyrius kuruoja ir kitus reglamentus, tokius kaip REACH reglamentas. Bet daugiausiai šiandien skirsime dėmesio CLP reglamentui ir kas tas CLP reglamentas ir ko tikimės iš jūsų, jeigu nėra garso pas kažką, bandykite išeiti iš susitikimo ir įeiti. Tikiuosi, kad kiti girdi, nes mes čia žiūrėjom tarpusavį, tai turėtumėt girdėti mus. Iš mūsų pusės problemų techninių nėra. Grįžtant prie CLP reglamento, tai yra Europos parlamento ir tarybos reglamentas, priimtas 2008 metais, 1272 numeriu, ir pačios jo raidelės šifruoja tam tikrą procesą, kad cheminės medžiagos turi būti suklasifikuotos atitinkamai, ir tai daro mišinių gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai. Suklasifikuotas medžiagas ir mišinius, kurie yra pavojingi pagal CLP reglamentą, reikia paženklinti ir pakuoti. Ir taip visos raidelės Classification, Labeling and Packaging išsišifruoja pačiame CLP reglamento pavadinime. Aišku, kaip ir kiekvienas reglamentas, taip ir CLP reglamentas turi tikslą. Vienas iš tų pagrindinių tikslų aplinkosauginis, aišku, yra ir žmonių sveikatos, tačiau CLP reglamentas taip pat turi užtikrinti laisvą cheminių medžiagų ir mišinių judėjimą. CLP reglamentas įgyvendina pasauliniu mastu suderintą klasifikavimą ir ženklinimą, ir tokiu būdu ES gali prekiauti ir bendradarbiauti su visų pasauliu. Moto šio reglamento yra žinomas pavojus, yra saugus naudojimas, ir patį reglamentą galėsite rasti nuorodoje. Pranešimus visus mes pasidalinsime savo interneto puslapyje ir kolegė perduos tuo nuorodą ir kur tai yra, ir tikriausiai ir pačiais pranešimais pasidalins. Ir labiausiai tikriausiai matomas dalykas iš CLP reglamento, tai yra jo etiketė, kurią čia šalia matote, ir čia paveiksliukė. Ir matosi, aišku, jo tos etiketės elementai. Šiek tiek daugiau apie kiekvieną procesą. Ir mano kolegas dar plačiau tikriausiai pašnekės, bet tokia pati pradžia. Tai klasifikavimas, tai kad medžiagas ir mišinius klasifikuoja būtent pramonė, tai yra gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai. Pats reglamentas yra skirtas pramoniai. Jie vadovaujasi reglamente nustatytais kriterijais. Manęs matosi, kad nelabai girdisi. Nors turėtų būti girdisi gerai. Nu va, vieniems gerai, kitiems blogai. Pasigarsinkite, jeigu kam nesigirdi. Taip, tai iš principo reikia žiūrėti, kokie yra nustatyti kriterijai pačiame CLP reglamente, nustatant cheminių medžiagų ir mišinių pavojus. Yra suderintas medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas. Tai tokioms apie 4,5 tūkstančių medžiagų turi tokį suderintą klasifikaciją. Tai kai jau privalomas klasifikavimas ES mastu, sutarta, kad tai bus klasifikuojama ir ne kitaip. Tas sąrašas visą laiką yra papildomas, taip vadinamas ATP, kai pats reglamentas yra priderinamas prie technikos ir mokslo pažangos. O cheminiai mišiniai, dėja, bet yra tas dalykas, kad jie visada klasifikuojami savarankiškai pagal reglamentą nustatytus kriterijus, ir tai daro pramonė.
Yra toksai dalykas kaip cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo inventorius pagal CLP reglamento 40 straipsnį importuotojai ir gamintojai privalo teikti cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo elementus. Tai tokių įrašų yra daugiau negu 345 tūkstančiai, bet tu persidalinai mano, nes dabar aš jau nebematau savo pranešimo. Ne, tu tiesiog nustoji bendrinti. Ok, atsiprašom už techninius nesklandumus. Kažkas tai bandom per naują. Galbūt. Turėtų dabar atsirasti. Informuokite, kai atsiras. Ir ką dar prie klasifikavimo norėjau pasakyti, kad 2022 metais vyko didžiulės diskusijos ir prie CLP reglamento iš tikrųjų buvo pridėtos papildomos pavojaus klasės, 3 iš principo pavojingumo klasės, tai žmonių endokrininė ardančios sistema ir aplinka tuo pačiu, PBT ir VPVP. Ir PMT ir VPVM, tai yra patvarios bioakumuliacinės toksiškos arba labai patvarios, labai bioakumuliacinės, patvarios mobilios toksiškos arba labai patvarios, labai mobilios. Tai tokios medžiagos, kurios pasižymė tokiomis savybėmis. Dabar čia jau yra pavojaus klasės. Mes turime agentūroje paskelbtą naujieną šią temą ir yra nustatyti pereinamieji laikotarpiai ir mes turėsime irgi pranešimą šią temą. Tai apie pavojaus klases, tai tų pavojaus klasių CLP reglamente apskritai kaip pavojai yra skirstomi į fizinius pavojus, pavojus sveikatai ir pavojus aplinkai. Fizinių pavojų yra skirstomi į 16 pavojaus klasių. Tai fizinių yra 16, pavojus sveikatai šiuo metu yra 11, kurias visas matote, ir pavojus aplinkai yra dabar 5. Ir paryškintos tos yra naujos pridėtos reglamento 2023 metų reglamento. Tai apie klasifikavimą gal tiek, apie ženklinimą ir pakuotę, gal šiek tiek mažiau, 17 straipsnis nustato etikečių elementus, o 35 straipsnis CLP reglamento nustato, kaip pakuotė turi kokiam savybėm turi pasižymėti. Manau, kad daugiau mažiau kolegės irgi pristatys ir jūs jau daugiau žinote šituos dalykus, bet kokiu atveju dar ir kitose pranešimuose bus pristatoma šitie dalykai. Pačio seminaro dienotvarkė yra, kad mano kolegė Beata pristatys esamus CLP reglamento reikalavimus iš karto po manęs. Po to šiek tiek dar aš pašnekėsiu įžangą prieš kolegę Jurgitą. Ir Jurgita jau pristatys atnaujintus CLP reglamento reikalavimus. Ir mes čia ir daugiausiai šnekėsim apie, taip sakant, įvesim jų sistemą, o po to apie atnaujintus reikalavimus šnekėsim. Ir kodėl tie atnaujinimai atsirado ir kas su tais atnaujinimais šiuo metu vyksta, aš dar šiek tiek pašnekėsiu po to, kai jūs būsite supažindinti su naujausiais CLP reglamento, peržiūrėto CLP reglamento reikalavimais. Šitos visos 2-3 temos yra tokios susijusios, todėl po jų turėsime klausimų atsakymų sesiją, kurios metu galėsite užduoti klausimus. Ir tada tokia savarankiškesnė tema dėl naujų pavojingumo klasių, kaip jau minėjau, kurios buvo pridėtos 23 metų pradžioje komisijos deleguotojų reglamento. Tai įžangai tiek ir tada iš karto perduodu žodį Beatai, kuri pristatys dabartinius CLP reglamento reikalavimus ir šiek tiek net ir palies peržiūrėtą 8 priedą, kiek aš prisimenu, dėl pavojingų mišinių apsinuodimo centrams. Ir Beata kaip tik ir pradeda dalinti savo pranešimu. Pranešimas dar ne pranešimo režime. Dabar turėtų būti pranešimo. Taip, dabar jau pranešimo režime ir prašom, Beata. Tai labas rytas visiems.
kaip jau Otilė pristatė, kad mes kalbėsime apie CLP reglamento reikalavimus ir daugiausiai turbūt dėmesio ir įdomiausia yra būtent CLP reglamento peržiūra ir pakeisti reikalavimai, bet tam, kad įvesti tuos pakeistus reikalavimus, tai pradžioje aš supažindinsiu gal jūsų ir priminsiu, kokie tai yra esamo CLP reglamento reikalavimai. Tai papasakosiu, kokie dabar galioja reikalavimai. Taip pat trumpai priminsiu apie pranešimus apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurams, nes yra jau pasibaigęs pereinamasis laikotarpis. Ir taip pat peržiūrėsiu, kokie yra pakeitimai CLP reglamento 45 straipsnio 8 priedo, būtent CLP reglamento peržiūrai. Tai pradėkim nuo tų reikalavimų, kurie yra dabar taikomi ir kurios kol kas neįtakoja CLP reglamento peržiūrą. Tai pats CLP reglamentas buvo priimtas 2009 metais, 2008 metais įsigaliojo 2009 metais. Tai yra reglamentas dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Tai yra toks europinis reglamentas, kuris reglamentuoja cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą, pagrindinis ir vienintelis. Jisai įgyvendina pasauliniu mastu suderintą GHS sistemą, privalomas yra visose valstybėse narėse, taip pat Lietuvoje ir taikomas visose pramonės sektoriuose. Reglamentas yra taikomas tiek cheminėms medžiagoms, tiek mišiniams, kurie yra patiekiami į ES rinką, į bendrijos rinką. Pats reglamentas tai yra kaip tokia priemonė cheminių medžiagų ir mišinių keliamiems pavojams apibrėžti tam, kad užtikrinti, kad medžiagos ir mišiniai būtų tiekiami ir naudojami saugiai. Reglamento peržiūra, gyvenimas keičiasi, atsiranda kažkokių pokyčių, globalizacija, technologinė plėtra, nauji prekybos būdai, dėl to atsirado būtinybė reglamentą peržiūrėti ir tam tikras nuostatas pritaikyti prie pokyčių. Todėl 2004 metais buvo priimtas reglamentas 2865, kuris iš dalies pakeitė CLP reglamento nuostatas. Būtent mes tą reglamentą vadinam CLP reglamento peržiūrą ir apie tai daugiau papasakos mano kolegė. Tas reglamentas įsigaliojo 2004 metų gruodžio 10 dieną, bet taikomas jisai yra palaipsniui, priklausomai nuo atskirom taisyklėms yra skirtingos taikymo datos nustatytos. Tam, kad pasakoti apie CLP reglamento reikalavimai ir kokie jie yra, tai pradžioje reikėtų, aišku, pasakyti, kam jisai netaikomas. Tai CLP reglamento 1 straipsnis nustato, kad reglamento reikalavimai yra netaikomi cheminėms medžiagoms ir mišiniams, kurios yra radioaktyvios, kurioms privaloma yra muitinės kontrolė, kurie yra skirti tyrimams ir plėtrai. Taip pat medžiagoms ir mišiniams, kurie yra būtini gynybos sumetimais, neišsiskiriančioms tarpinėms cheminėms medžiagoms ir pavojingų krovinių vežimui oru, jūra, keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenų keliais. Taip pat reglamentas yra netaikomas galutiniams produktams, kurie yra skirti galutiniam vartotojui, tai yra vaistai, veterinarės vaistai, kosmetika, medicinos prietaisai, maistas ir pašarai. Šiems produktams yra taikomi kiti teisės aktai, kurie galbūt netgi yra labiau griežtesni negu CLP reglamentas. Taip, peršokau. Taip, tai kokios yra tos pagrindinės REACH reglamento nuostatos, pagrindiniai reikalavimai, tai yra klasifikavimas, ženklinimas, pakavimas, pranešimų teikimas ir suderintas cheminių medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas. Taigi prieš tiekiant rinką į cheminės medžiagas ir mišinius, gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai turi juos suklasifikuoti. Jeigu cheminė medžiaga ar mišinys yra klasifikuojami kaip pavojingi, tuomet tiekėjai turi juos paženklinti ir supakuoti. Tolesni naudotojai, importuotojai ir šiuo atveju platintojai teikiantis rinkai pavojingus mišinius taip pat turi pranešti apie informaciją apie tos mišinius apsinuodijimų centrams
Ir taip pat reikia teikti informaciją apie cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą Europos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo inventoriai. Ir dar vienas iš tokių reikalavimų pagrindinių, tai yra suderintis klasifikavimas ir ženklinimas, kuris yra skirtas tam tikrom pavojingom cheminėms medžiagoms. Tai kokios tos pareigos tenka veiklos vykdytojams priklauso nuo veiklos vykdytojų vaidmenų pagal CLP reglamentą. Yra skiriamos kelios vaidmenys, tai yra gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai ir platintojai. Gamintojai tai yra tokios įmonės, kurios ES bendrijai gamina cheminės medžiagas. Importuotojai, tai įmonės, kurios cheminės medžiagas ir mišinius importuoja iš trečiųjų šalių į ES. Tolesni naudotojai, tai įmonės, kurios cheminės medžiagas ar mišinius naudoja savo pramoniniai ar profesiniai veikloj. Taip pat įmonės, kurios keičia produktų pakuotės, tai yra perpilsto, ar įmonės, kurios iš cheminių medžiagų ar mišinių ruošia naujus mišinius. Jie irgi yra tolesni naudotojai. O platintojai tai yra tokios įmonės, kurios sandėliuoja ir tiekia rinkai cheminės medžiagas ir mišinius. Ir platintojams taip pat priskiriami yra prekės ženklo keitėjai. Tai yra įmonės, kurios pakeičia, sakykime, produkto pavadinimą ar prekės ženklą, taip pat ir nevykdo jokios kitos veiklos su cheminė medžiaga, sakykime, nekeičia sudėties, jie taip pat yra platintojai. Ir tai pačiai įmonei gali tekti keli vaidmenys. Tai, sakykime, įmonė gamina cheminės medžiagas, iš tų medžiagų ruošia mišinį ir tada tą mišinį tiekia rinkai, tai jau įmonė bus ir gamintojas, ir tolesnis naudotojas, ir platintojas. Ir atitinkamai nuo tų pareigų gali priklausyti jai daugiau reikalavimų. Taip. Dabar pradėsiu nuo klasifikavimo, nes tai toks pagrindinis, nuo ko viskas prasideda, kad cheminė medžiaga, reikia nustatyti, ar cheminė medžiaga ar mišinys kelia fizinį pavojų, pavojų žmonių sveikatai ar pavojų aplinkai ir naudojant tinkamą ženklinimą perduoti tą informaciją tiekimo grandinėje. Klasifikuojama yra nepriklausomai nuo cheminės medžiagos ar mišinio kiekio. Tai yra, ar tai būtų, ar, sakykime, importuotojas importuoja ten 10 tonų mišinio ar 1 kilogramą mišinio, jisai turėtų jį suklasifikuoti. Klasifikavimo reikalavimai nurodomi 4 straipsnėje, 1-2 daly. Tai prieš tiekiant rinkai cheminės medžiagos, jos turi būti suklasifikuotos pagal CLP reglamento antraštinę dalį. Klasifikavimas gali būti 2 rūšių, tai yra savarankiškas klasifikavimas ir suderintas klasifikavimas. Ir suderintas klasifikavimas tai yra toks, dėl kurių yra priimtas sprendimas ES lygių. Tos medžiagos yra įtrauktos į CLP reglamento 6 priedo, tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų suderinta klasifikacija ir ženklinimas 3 dalį. Ir tokia medžiaga turi būti būtent klasifikuojama pagal tą įrašą. Visos kitos cheminės medžiagos, kurios neturi suderinto klasifikavimo, tai yra neįtrauktos į CLP reglamento 6 priedą, privalo būti klasifikuojamos savarankiškai ir tą klasifikavimą turi atlikti tų medžiagų gamintojai arba importuotojai. Tai yra pirminės tiekimo grandinės dalyviai. Su mišiniais yra truputį kitaip, nes mišiniai yra visada klasifikuojami savarankiškai, jie neturi suderintos klasifikavimo ir ženklinimo. Mišinius privalo klasifikuoti importuotojai ir mišinių ruošėjai, tai yra jų tolesni naudotojai. Ne tolesni naudotojai, bet tiesiog tolesni naudotojai įmonės, kurios ruošia mišinį. Gal netaip išsireiškiau. Taip. O platintojai naudoja ankstesnio tiekėjo pateiktą klasifikavimą ir nurodo ją etiketėje. Tol, aišku, kol jie nekeičia sudėties. Dabar ženklinimas. Kai jau mišinys ar medžiaga yra suklasifikuoti ir jie yra klasifikuojami kaip pavojingi, tai teikėjai prieš tiekdami juos rinkai privalo juos tinkamai paženklinti.
Ženklinimo pareiga tenka gamintojams, importuotojams, tolesniams naudotojams, kurie ruošia mišinį, ir platintojams, įskaitant ir mažmenininką, kurie, sakykime, keičia pavadinimą prekės ženklo ir turi iš naujo paženklinti produktą. Kas turi būti nurodyta etiketėje, nustatytas CLP reglamento 17 straipsnėje, tai etiketės elementus apima teikėjo kontaktinė informacija, produkto kiekis pakuotėje, produkto identifikatoriai, kurie skiriasi cheminės medžiagos ir mišinių atveju, taip pat pavojaus piktograma, signaliniai žodžiai, pavojingumo ir atsargumo frazės, bei yra papildomas skyrelis papildomai informacijai. Tokia informacija tai galėtų būti, pavyzdžiui, UFI kodas. Pavojaus piktograma, signaliniai žodžiai ir pavojingumo bei atsargumo frazės yra parenkamos pagal cheminės medžiagos ar mišinio klasifikaciją ir klasifikavimo kategoriją. Trumpai dar priminsiu, kas tai yra produkto identifikatoriai, sakykime, cheminės medžiagos atveju ir mišinio atveju. Tai jeigu tai yra cheminė medžiaga ir jinai turi suderintą klasifikaciją ir ženklinimą, tai yra įtraukta į CLP reglamento 6 priedą, tai jos identifikatoriai būtų ten nurodytas pavadinimas ir identifikacijos numeris. Jeigu medžiaga neturi suderintos klasifikacijos, tuomet CLP inventoriui nurodytas pavadinimas ir identifikacijos numeris, o jeigu ir inventoriui medžiagos nėra, tai tuomet KAS numeris, JUPAC pavadinimas ir kitas arba koks nors kitas tarptautinis pavadinimas. Mišinio atveju produkto identifikatoriai tai yra mišinio pavadinimas ir visų sudėtyje esančių cheminių medžiagų, kurios prisideda prie mišinio klasifikavimo, kuris yra susijęs su ūmiu toksiškumu, odos ėsdinimu, smarkiu akių pažeidimu, mutageniškumu, kancerogeniškumu, toksiškumu, kvėpavimo takų ar odos jautrinimu, specifiniu toksiškumu konkrečiam organui ar plaučių pakenkimo prarijus pavojumi. Tai yra nurodoma tų medžiagų tapatybė. Taip, kaip ženklinti. Taip pat yra nurodoma CLP reglamente, kaip turi būti naudojamas tais etiketės. Tai toks pagrindinis reikalavimas, toks gana svarbus, kad etiketė visada turi būti parengta valstybės narės, kurioje cheminė medžiaga ar mišinis tiekiamas rinkai valstybinė kalba. Jeigu cheminė medžiaga ar mišinis tiekiamas Lietuvos rinkai, tai etiketė, aišku, turi būti parengta lietuvių kalba. Čia įdėjau nuorodą, nes kitose valstybėse galima naudoti kelias kalbas, tai čia yra nuoroda, kur galima patikrinti, kokiomis kalbomis į tam tikrą valstybę narę galima tiekti produktą, su kokia kalba etiketė naudoti. Taip pat vartotojai gali naudoti ne vieną kalbą, gali naudoti daugiau kalbų etiketėje, tačiau su sąlyga, kad visomis kalbomis bus pateikta ta pati informacija. Etiketė visada turi būti gerai pritvirtinta prie pakuotės paviršiaus ir skaitoma horizontaliai, kai paketas yra laikomas įprastai. Taip pat etiketės tiek spalva, tiek forma turi būti tokia, kad joje būtų išsiskirtų pavojaus piktograma, tai kad pavojaus piktograma būtų aiškiai matoma. O visi ženklinimo elementai turi būti užrašyti aiškiai ir neištrinamai. Ir tokio dydžio, ir taip išdėstyti, kad jos būtų lengva perskaityti. Pavojaus forma, spalva, etiketės dydis, visi matmenys turi būti tokie, kaip nustatyta CLP reglamento 1 priedo 1.2.1 skirsnyje. Čia surašiau, kokiegi yra tie matmenys. Matmenys etiketės ir piktogramos priklauso nuo pakuotės talpos ir tai yra pagal esamą CLP reglamentą tokie matmenys turi, pagal dabar galiojantį. CLP peržiūra kažkiek pakoregavo tuos dydžius, bet čia jau Jurgita apie tai papasakos ir pasakys, nuo kada tie pakeisti dydžiai bus taikomi. Bet kol kas yra taikomi būtent tokie dydžiai. Etiketės ir piktogramos. Tai yra, kuo didesnė talpa, tuo didesnė turi būti etiketė ir didesnė piktograma.
Toliau pakavimas. Kadangi, sakykime, cheminė medžiaga ar mišinys yra pavojingi, tiekėjai parengia etiketę, paženklina ir kad būti kur tą etiketę priklijuoti, aišku, produktas turi būti supakuotas. Pakuotės reikalavimai yra nurodyti CLP 35 straipsnėje ir jie nustato, kad pakuotė turi būti taip suprojektuota, kad jos turinys nepatektų į aplinką. Taip pat jinai turi būti sudaryta iš tokių medžiagų, kurios nesąveikautų su pakuotės turiniu. Pakuotė turi būti patvari. Jei pakuotė yra su keičiamais tvirtinimo įtaisais, tai jinai turi būti taip supakuota, kad pakartotinai ją uždarant, jos turinys nepatektų į aplinką. Taip pat pakuotė turi neklaidinti vartotojų, netraukti vaikų dėmesio, neskatinti jų smalsumo ir savo išvaizdą neturi priminti tas pakuotės, kuriuose yra laikomi maisto produktai, pašarai, medicininiai produktai ar kosmetika. Taip pat yra taikomas tam tikros specialios pakavimo taisyklės, jos yra taikomas plačiai visuomeniai teikiamų produktų pakuotėms. Ir tos taisyklės yra dėl vaikų sunkiai atidaromo, uždaromo įtaisų naudojimo, dėl liestinių pavojų žymių naudojimo ir dėl vartotojams skirtų skystų skalbinių ploviklių pateikiamų tirpstančiose vienkartinėse pakuotėse. Čia aš dabar pateikiu, kokie tai yra reikalavimai, kada reikia naudoti uždarimo įtaisą ir liestinės pavojus žymes. Aš gal čia neskaitysiu tų visų pavojaus kategorijų, bet yra tam tikri atvejai, kuomet yra naudojamas ir vaikų sunkiai atidaromi uždarimo įtaisai ir liestinės pavojaus žymės, arba vien tik tai vaikų sunkiai atidaromi uždaromi įtaisai arba vien tik tai liestinės pavojaus žymės. Tai viskas tai priklauso nuo mišinio ar medžiagos klasifikacijos ir nuo tam tikrų esančių cheminių medžiagų koncentracijos. Tai sakykime, jeigu yra metanolis, dichlormetanas, tai turėtų būti naudojami vaikų sunkiai atidaromi uždarimo įtaisai. Ir tie įtaisai taip pat yra naudojami ir liestinės žymės nepriklausomai nuo produkto kiekio pakuotėje. Toliau apie pranešimų teikimą. Tai CLP reglamentas nustato, kad gamintojai, cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai, kurie privalo registruoti cheminės medžiagas pagal REACH reglamentą, turi teikti pranešimą CLP inventoriui. Taip pat įmonės, kurios importuoja mišinį ir tam, sakykime, mišinyje yra cheminės medžiagos, kurios privaloma registruoti pagal REACH reglamentą, taip pat turi teikti pranešimą į inventorių. Taip pat pranešimą reikia teikti, jei gaminate ar importuojate cheminę medžiagą ir jinai klasifikuojama kaip pavojinga. Arba importuojate mišinį, kurio sudėtyje yra cheminė medžiaga ir jinai yra klasifikuojama kaip pavojinga, dėl ko pats mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal CLP reglamentą. Anksčiau ECHOS duomenų svetainėje buvo paskelbtas CLP inventorius, kur būtent nueina visa informacija iš tų pranešimų inventoriui, taip pat informacija iš registracijos. Bet tas senas inventorius dabar yra pakeistas nauja ECHA cheminių medžiagų duomenų bazė, kuri vadinasi ECHA-Chem. Ir dabar visa informacija iš seno inventoriaus yra perkelta į tą ECHA-Chem duomenų bazę, kuri veikia taip pat Europos cheminių medžiagų puslapyje, čia yra nuoroda į ją, o senasis inventorius yra sustabdytas, tai yra visa informacija yra perkelta, nauja informacija ten jau nerenkama ir ECHA planuoja, kad tas senasis inventorius bus pašalintas iš puslapių ir liks tik nauja cheminių medžiagų duomenų bazė, kuri apims jau vis daugiau tų sričių, ne tik tai klasifikavimą ir ženklinimą, bet registracijos informacija ir informacija susijusi su kitais teisės aktais. Dabar apie pranešimus apsinuodijimų centrams. Tai
kas įpareigoja teikti tos pranešimus, tai yra CLP reglamento 45 straipsnis, kuris nustato, kad tolesni naudotojai ir importuotojai teikiantis rinkai žmonių sveikatai pavojingus ir turintis fizinių pavojų mišinius privalo pateikti informaciją apie juos. Informacija yra teikiama prieš mišinių pateikimą į rinką, jinai yra skirta apsinuodijimų centrams ir informacija yra naudojama ekstremaliose sveikatai situacijose, pavyzdžiui, apsinuodijimo atvejais, siekiant nustatyti prevencinės ir gydymo priemonės, patarti, sakykime, gydytojams, kad gydytojai žinotų, kokias priemonės naudoti šiose situacijose. Kaip jau minėjau, informacija yra teikiama apie mišinius, kurie yra klasifikuojami kaip pavojingi atsižvelgiant į fizinį pavojų ar pavojų žmonių sveikatai. Čia yra išrašytos frazės, tai yra, jeigu mišinys turi frazę, kuri prasideda H300, tai yra frazės dėl pavojų žmonių sveikatai, apie tokį mišinį reikia pranešti. Ir čia yra frazės taip pat dėl fizinio pavojaus, tai yra pranešama apie visus mišinius, kurie turi fizinį pavojų, išskyrus slėgio veikiamos dujos ir sprogiosios medžiagos. Ta prasme, sprogių medžiagų kategorija. Taip, informacija yra teikiama suderintų formatu, ECHA tą formatą paruošė, galimas vienas pateikimas visoms valstybėms narėms, į kurių rinką tiekiamas mišinis. Pateikta informacija yra susijęjama su UFI kodu, kuris yra nurodomas ant produkto etiketės ar pakuotės, arba jeigu mišinys tiekiamas rinkai nesupakuotas, tai nurodomas saugos duomenų lape. Valstybės narės galėjo pasirinkti, kokiu būdu priims teikiamą informaciją. Tai Lietuva priėmė informaciją ECHA duomenų bazėje, o pramonės atstovai gali rinktis, kaip tokią informaciją paruoš ir pateiks apsinuodijimų centrams. Ir kaip jau minėjau, 2005 m. sausio 1 dieną baigėsi pereinamas laikotarpis. Ir nuo tos datos visos prekės, tai yra visi mišiniai, turi atitikti CLP reglamento reikalavimus ir turi etiketę ir pakuotėje turėti UFI kodą. Taigi nuo tos datos veiklos vykdytojai, kurie nori toliau teikti rinkai mišinį, privalo užtikrinti, kad informacija apie tą mišinį yra pateikta apsinuodijimų centrams pagal 8 priedo reikalavimus ir yra susieta su UFI kodu ir tas UFI kodas yra nurodomas ženklinime. Sandėliuose esančius produktus gali tekti perženklinti, nurodant UFI kodą, bet šiuo atveju nebūtinai spausdinti visą etiketę iš naujo, galima tiesiog užklijuoti lipdukus su UFI kodu. Ir čia gal toks kaip priminimas, kad šiuo atveju visi tiekimo grandinės dalyviai turi tarpusavėje bendradarbiauti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi CLP reglamento reikalavimų, o reikalavimų neatitinkantis mišiniai nebūtų tiekiami rinkai. Taip, ir dabar šiek tiek apžvelgsiu, kokie yra tie pakeitimai, kurie būtent yra susiję su REACH reglamento peržiūra ir kurie apima pranešimus apsinuodijimų centrams. Tai čia pasikartosiu gal dar kartą, kad CLP peržiūros reglamentas buvo pasirašytas 2004 metų, įsigaliojo gruodžio 10 dieną ir jisai būtent irgi nustatė tam tikrus pakeitimus, kuriuos apima CLP 45 straipsnio pakeitimas ir 8 priedo pakeitimas. Tai dabar smulkiau apie tos pakeitimus. Yra dar, aišku, 1 straipsnio pakeitimas, bet ten tiesiog yra įtraukta į CLP reglamento tikslą, būtent, kad teikti informaciją apsinuodijimų centrams. Ta straipsnio dalis taikoma nuo 2007 metų sausio 1 dienos, tai čia kaip ir kažkokio naujo labai daug neįveda, tiesiog kaip tikslas, o toliau yra pakeistas 45 straipsnis. Tai yra šiek tiek pakeista 1 dalis, čia, sakykime, nieko naujo nėra, ir straipsnis yra performuotas, atsirado, įterpiamas yra straipsnio 1a, 1b ir 1c dalis.
Pirma A dalis tai yra labiau gal valstybėms narėms, nes valstybės narės gali paskirti Europos cheminių medžiagų agentūrą kaip įstaiga atsakinga už tos informacijos gavimą. B dalis irgi išlieka kaip ir ta pati, kad tolesni naudotojai ir importuotojai turi teikti informaciją apie mišinius, bet atsirado nauja, tai yra toks įtvirtinimas C dalis, kad platintojai, kurie tiekia rinkai mišinius ir kurie kaip klasifikuojami kaip pavojingi dėl žmonių sveikatos ir fizinio pavojaus, ir jeigu platintojai toliau tos mišinius tiekia kitose valstybėse narėse, ar jos pervadina, perženklina, privalo pateikti taip pat informaciją apie tos mišinius apsinuodijimų centrams. Ši prievolė netaikoma, jeigu platintojas gali įrodyti, kad ši informacija yra pateikta ankstesnio tiekėjo, tai yra importuotojo ir tolesnio naudotojo. Tai vat, būtent tas pagrindinis pakeitimas, kas susijęs su 45 straipsniu, yra pirma C dalis. Tai nauja prievolė, kad platintojas, jeigu jisai platina tą mišinį kitose valstybėse narėse, negu nurodė jos teikėjas, privalo pateikti informaciją apie tą mišinį. Nebent jisai bendradarbiauja su savo teikėju ir nurodo, kad aš platinsiu ten Vokietijai ir Danijai ir teikėjas tą informaciją taip pat įtraukia į savo pranešimą. Tuomet platintojas neturi tos informacijos pateikti. Taip pat, jeigu platintojas pakeičia prekės ženklą, pavadinimą, tai taip pat turėtų pateikti informaciją apsinuodijimų centrams, nebent vėl jisai kontaktuoja su pirminiais tiekimo grandinės dalyviais ir informuoja, kad mano pasikeitė, aš pakeisiu prekės ženklo pavadinimą ir ankstesnis tiekėjas tą informaciją įtraukia į savo pranešimą. Ta dalis taip pat yra taikoma nuo 2007 metų sausio 1 dienos. Taip pat yra pakeistas CLP reglamento 8 priedas ir tie pakeitimai susiję su standartiniais mišiniais, yra pakeistos 4 dalis, tai CLP reglamento 8 priedo A dalis, B dalis ir C dalis. Į 8 priedo A dalį yra įtraukta termino sudėtis atitinkantis standartinį mišinį apibrėžimas. Taip pat B dalyje yra įterpiamas naujas skirsnis, tai yra dėl teikiamos informacijos 1.1a skirsnis ir pakeičiamas yra iš dalies 3.1 skirsnis. Tai yra, su tais pakeitimais atsiranda prievolė teikiant informaciją nurodyti standartinio mišinio ar degalų pavadinimą bei tų produktų aprašymą. Ir taip pat atsiranda galimybė teikiant informaciją apie sudedamasias dalis, nurodyti tas dalis, net jeigu tai tam tikrais atvejais, sakykime, tų dalių mišinyje nėra. Ir atsižvelgiant į B dalies pakeitimus yra taip pat padaryti pakeitimai C dalyje, čia yra susijęs su informacijos pateikimo formatu, tai čia jau galbūt labiau EHAI čia yra aktualu, nes atsiranda naujos tokios dalis kaip produkto identifikatoriuje ir nauja dalis informacija apie sudedamasias dalis. Tai yra, kad būtų galima pateikti informaciją apie mišinį, kuris atitinka standartinį mišinį. Ir visa ta informacija taip pat yra taikoma nuo 2007 metų, tas reikalavimas nuo 2007 metų sausio 1 dienos. Ir dar vienas pakeitimas toks, kuris apima informacijos atnaujinimą, būtent pagal 8 priedo pateiktos informacijos atnaujinimą, tai buvo įtraukta toks sakinys, kad kai yra kitų rinkai tiekiamų mišinių pakeitimų, kurie yra svarbus 45 straipsnėje nurodytoms neatidėliotinoms priemonėms ekstremaliuose sveikatai situacijose, pranešėjas turi atnaujinti savo pranešimą. Kokios tos yra būtent, kokie tai yra pakeitimai, čia jau reglamentas nereglamentuoja, tos pakeitimus turėtų nustatyti pats pranešėjas ir jeigu jisai mano, kad tie pakeitimai yra svarbus, tai tuomet jisai turi atnaujinti savo pranešimą. Ta dalis taip pat taikoma nuo 2007 metų sausio 1 dienos.
Nepaisant tų visų pakeitimų, ECHA visada rekomenduoja, jeigu yra kažkokia nauja informacija, tai atnaujinti tą savo pranešimą ir pateikti naujausią informaciją. Tai galbūt tiek apie tos visus pranešimus ir pakeitimus, kurie susiję su 8 priedu. Jeigu turėsit norėsit gauti informaciją, tai visada galit kreiptis į mūsų pagalbos tarnybą, elektroniniu paštu, visada pagelbėsim, arba taip pat galite surasti informaciją ECHOS puslapyje, kur yra visi rekomendaciniai dokumentai, klausimai, atsakymai, praktiniai vadovai, taip pat visa informacija apie CLP reglamento reikalavimus, taip trumpiau surašyta, arba mūsų taip pat svetainėje galite rasti informaciją apie CLP reglamento reikalavimus, bei galite rasti informaciją apie ankstesnius seminarus, pavyzdžiui, apie pranešimų pateikimą apsinuodijimo centrams. Yra keli seminarai, kur yra smulkiai papasakojama, kaip tokį pranešimą reikia parengti ir pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai. Tai galbūt tiek ir ačiū uždėmesi. Dėkui, Beata. Kilo ten klausimas dėl cheminių mišinių. Kas yra ta tapatybė cheminiams mišiniams? Ir ar reikia cheminių mišinių atveju nurodyti kas numerius? Tai cheminė tapatybė mišinių yra būtent cheminės medžiagos, kurios yra klasifikuojamos ir prisideda prie tam tikro klasifikavimo. Aš ten išvardinau čiate, kokios tos yra pavojaus klasės. Tai visas cheminės medžiagos, kurios įeina į cheminio mišinio sudėtį, pavadinimai ir kadangi tai tapatybė, o tapatybė yra ir kas numeris, jų pak numeris ar dar kažkoks tai skaitinis numeris, koks tenais yra. Bet ar tu gali dar pakomentuoti, ar čia aš kažką netaip? To aš skaitau, nes nelabai. Taip, čia dėl mišinių. Mišinių etiketėje. Etiketėje mišinių tapatybė. Tai ten labai konkrečiai, tai iš tikrųjų CLP reglamente nėra nurodyta, kokia ten ta informacija, kokio pobūdžio tie cheminiai pavadinimai turėtų būti vartojami, kai identifikuojame mišinio sudėtyje esančias cheminės medžiagas. Tai tiesiog, kad identifikacija, bet aš manyčiau, kad reikėtų identifikuoti taip, kaip identifikuojamos cheminės medžiagos. Aš tai kreipčiausi irgi, cheminė tapatybė yra nurodyta, kaip cheminė tapatybė yra nurodoma. Tai yra cheminės medžiagos pavadinimas ir kažkoks skaitinis numeris. JUPAK kas numeris ar CLP 6 priedo ten numeris. Kažkurį pasirinktinai etiketė, nereikia ten viską. Cheminė tapatybė pavadinimo tikrai neužtenka, nes pavadinimas su sinonimais tikrai nėra toksai dalykas labai aiškus. Skaitiniai numeriai yra aiškesni, šnekant apie tapatybę. Kitas dar klausimas irgi gana platus dėl UFI kodų ir ar buvo pateikta, kaip galima pasitikrinti ar perduota informacija apsinuodijimų centrams. Tai iš principo klausti tiekėjo, o iš kitos pusės, jeigu esate pats tas veikėjas, kuris turite pateikti pranešimą, tai jūs ir žinote, aš turite. Bet jeigu jūs nesate tas tiekėjas pranešimo, o kas yra tiekėjas, tolesnis naudotojas, dabar ar ne, mišinių ruošėjai, perženklintojai, tai jie privalo, jiems jau yra pareiga teikti pranešimus į apsinuodijimų centrams Europos cheminių medžiagų agentūrai. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, UFI kodas ant etiketės pakuotės kažkur tai yra identifikuoja, kad yra pateiktas. Jeigu jūs esate tiesiog galutinis naudotojas ir norite sužinoti, ar tikrai pateiktas. UFI kodas tą iš principo žymi. Bet kokiu atveju reikėtų bendrauti tiekimo grandinėje. Jeigu jūs nesat užtikrinti, kad informacija yra pateikta, tai galite užklausti savo tiekėjo. Tai galbūt tada šiek tiek jau einame po truputį
tolyn. Ir dabar mano kolegė, aišku, pristatys CLP reglamento peržiūrą, bet iš kur jinai čia atsirado ir dar šiek tiek galbūt priminimai. Beata jau gražiai pristatė pagrindinius CLP reglamentų reikalavimus visus, taip sakant, apžvelgia didžiąją dalį, kuri yra susijusi reikalavimai pramoniai. Ir 2000, galima sakyti, 22-23 metais vyko dėrybos Europos Sąjungoje ryšium su tuo, kad tuo metu buvo labai svarbus žaliasis kursas Europos Sąjungoje ir buvo siekiama sustiprinti vartotojų apsaugą ir darbuotojų galbūt apsaugą. Ir tuo tikslu buvo priimtas CLP reglamento peržiūra ir įsigaliojo reglamentas 2024 metais, kuris iš principo įvedė naujus reikalavimus. Pavyzdžiui, dėl pakartotinio pripildymo stotelių, skaitmeninio ženklinimo, inventoriui reikalavimai tam tikri papildomi atsirado, reklamos ir, kas svarbiausia tikriausiai ir labiausiai jautrus yra klausimas, yra reikalavimai dėl mažiausios šrifto etiketėje. Ir kad etiketėje tas šriftas turi būti juodas ant baltam fone. Ir tam tikri reikalavimai tarp eilučių turi būti nustatomi. Tai visa tai įvyko įvedė CLP reglamento peržiūrą, reglamentas 2024-2865. Europos cheminių medžiagų agentūra, remiantis šituo visų reikalavimų peržiūrą ir nori peržiūrėti ir atnaujinti ženklinimo ir pakavimo gaires pagal CLP reglamentą. O Europos komisija, siekdama, aišku, vėl didesnės apsaugos, ruošia šiuo metu deleguotusius aktus dėl naujai identifikuotų pavojų ir medžiagos, kurios jau žinomos kaip pavojingos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kaip endokrininę sistemą ardančios medžiagos, patvarios, bioakumuliacinės toksiškos arba labai patvarios didelės bioakumuliacijos ir perkėlimo į CLP reglamento 6 priedą. Ir tai ta vadinama harmonizuota klasifikavimą ir ženklinimą. Tai tą visą reglamento peržiūrą, tą patį reglamentą, kuris įvedė tas naujas nuostatas, pristatys kolegė Jurgita. Tačiau 2025 metais ir apskritai pastaraisiais metais CLP reglamentų vyko gana daug pakeitimų. Ir 25 metų gegužės mėnesį Europos komisija suorganizavo suinteresuotų šalių seminarą, taip vadinamąjį Reality Check Workshop, būtent dėl CLP reglamento peržiūros, būtent dėl šito reglamento 2024-2865. Ir tame seminare daugiausiai atstovavo ir buvo atstovavimo ir labiausiai reiškėsi pramonė. Pramonės atstovai, asociacijos įvairių sričių ir Europos komisija galbūt to ir norėjo išgirsti pramonės požiūrį į tą peržiūrėtą CLP reglamentą, tuos naujuosius reikalavimus, kurie buvo įvesti su tuo reglamentu. Ir pramonės atstovai, asociacijos iš tikrųjų pradėjo sakyti, kad tai yra labai brangu, kad šitie reikalavimai yra sunkiai įgyvendinami, o didėja našta. Ir aišku, 25 metai jau šiek tiek Europos komisijos požiūris nuo žaliojo kurso pradėjo kisti į daugiau tą vadinamą pramonės atgaivinimo kursą ir tvarią pramonę. Todėl Europos komisija iš principo išgirdo pramonės, taip sakant, balsą, asociacijų balsą. Ir šių metų Liepos 8 dieną išėjo kiti dokumentai, kurie iš principo supaprastino cheminių medžiagų
teisės aktus, tame tarpe ir CLP reglamentą, ir labiausiai reglamentą 2865. Europos komisija tą padarė. Tai dabar, kai klausysitės Jurgitos pranešimą, Jurgita ten gražiai, kiek prisimenu, pažymėjo, kokios dalis CLP reglamento peržiūroje yra veikiamos omnibuso. Kaip matote, tai yra Liepos 8 diena. Europos komisija tik tai pateikė pasiūlymą, kaip supaprastinti tos cheminės teisės aktus. Ir tada aš dar pristatysiu, kas vis tik su tuo omnibusu šiuo metu vyksta, kas šiuo metu vyksta. Tai pradžiai iš tikrųjų kviesiu Jurgitą pristatyti patį peržiūrėtą CLP reglamentą 2865. Pasiklausykite, pasižiūrėkite ir turėkite minti, kad dar yra ir omnibusas, dar papildomi kiti reikalavimai, kurie atrodytų galbūt skamba gal ir baisiai, bet iš principo tai yra cheminių medžiagų teisės aktų supaprastinimas. Tai gal su ta gaida aš perduodu žodį Jurgitai. Jurgita, gerai, Jurgita pradeda dalintis ekranu. Matosi dar ne pranešimo režime, tik tai. Dabar jau taip. Dabar jau ne. Man taip atrodo, kad ir Teams'e yra tam tikrų naujovių, tai techniniai nesklandumai galimi. Prašom, Jurgita, dabar jau viskas gerai. Labą dieną visiems. Esu Jurgita Balčiūnienė ir pristatysiu, kokie yra tie atnaujinti persvarstyto CLP reglamento reikalavimai. Ką būtent pristatysiu savo pranešime, tai būtų naujos apibrėžtis, naujos klasifikavimo ir ženklinimo nuostatos, skaitmeninis ženklinimas, prekyba internetu ir reklama ir nuo kada visi tie reikalavimai pradedami taikyti. Ir jau nebesikartuosiu, jau daug kartų pakartoju, kad atsirado tas naujas CLP reglamento peržiūros reglamentas. Ir kokios gi naujos apibrėžtis, tai atsiranda ūmaus toksiškumo įverčiai, tai skaitinės vertės, pagal kurias medžiagos arba mišiniai yra priskiriami vienai iš 4 ūmaus toksiškumo pavojingumo kategorijų, remiantis poveikiu prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus. Taip pat duomenų saitas, tai būtų tiesioginio brūkšninio kodo ženklas, dvimatis ženklas arba kita automatinė identifikavimo duomenų fiksavimo priemonė, kurią gali nuskaityti prietaisais. Ir dar 2 naujas apibrėžtis, tai pakartotinis pripildymas ir pripildymo stotelė. Tai pakartotinis pripildymas tai veiksmas, kai vartotojas arba profesionalus naudotojas pripildo pakuotę pavojingą medžiagą arba mišinių, kurį tiekėjas pasiūlė už atlygį arba nemokamai. O pakartotinio pripildymo stotelė tai vieta, kurioje tiekėjas vartotojams ar profesionaliems naudotojams siūlo pavojingas cheminės medžiagas ar mišinius, kurių galima įsigyti pakartotinai pripildant tarą rankiniu būdu arba naudojant automatinę ar pusiau automatinę įrangą. Kokios naujos klasifikavimo nuostatos? Būtent cheminių medžiagų klasifikavimo nuostatos. Tai, kad gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai, vertindami iš daugiau kaip vienos sudedamosios dalies sudarytą cheminę medžiagą dėl priskirimo CMR, ID ar PBT, naudoja duomenis gautus taikant naujojo požiūrio metodus apie kiekvieną žinomą sudedamąją dalį. Ir šiems metodams yra nustatyti CLP reglamento klasifikavimo kriterijai. Į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad šios nuostatos nėra taikomos cheminėms medžiagoms išgautoms iš augalų ar augalų dalių, kurių sudėtyje yra daugiau kaip viena sudedamoji dalis ir kurios nebuvo chemiškai modifikuotos. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, eteriniai aliejai. Mišinių klasifikavimo nuostatos. Mišiniai turi būti klasifikuojami būtent šią tvarką.
Tai yra naudojantis bandymų duomenimis, taikant siejimo principus ir taikant ribinės koncentracijas į formules ir formules. Naujos ženklinimo nuostatos ir kaip jau minėjo ir Otilija, kad pas mane matysite tekste pažymėtas geltonas vietas, kas reiškia, kad tos nuostatos gali būti veikiamos omnibusu. Tai kas yra nustatoma? Nustatomi yra nauji etiketės ir piktogramos matmenys bei šrifto dydis ir kaip matote, čia kokia buvo anksčiau 1.3 lentelė ir kokia dabar yra peržiūrėtame reglamente. Tai atsiranda naujas stulpelis dėl mažiausio šrifto dydžio išraiškos milimetrais ir detalizuojama stulpelio pakuotės talpa informacija. Taip pat kokie yra etiketės teksto reikalavimai. Tai etiketės tekstas turi būti atspausdintas juoda spalva baltame fone. Atstumas tarp dviejų eilučių turi būti ne mažesnis kaip 120% šrifto dydžio. Yra naudojamas lengvai įskaitomas šriftas be užraitų. Ir tarpas tarp raidžių turi būti toks, kad pasirinktas šriftas būtų lengvai įskaitomas. Mišinio etiketėje turi būti nurodomos cheminės medžiagos, kurios įtakoja mišinio klasifikavimą kaip pavojingo. Identifikuojant cheminės medžiagas prisideda naujos ID, PBT pavojingumo klasės, apie kurias detaliau dar išgirsit vėlesniam pranešime. Taip pat yra nustatomos specialios cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimo ir pakavimo taisyklės, kai cheminės medžiagos yra tiekiamos per pakartotinio pripildymo stoteles ir kai yra tiekiamas be pakuotės. Tai be pakuotės atveju būtų degalinių pavyzdys, tai kai pavyzdžiui degaliniai yra pumpuojami tiesiogiai į talpyklą, į baką, kas yra neatsiejama transporto priemonės dalis, tai tokiu atveju etiketės elementai CLP reglamento 17 straipsnio turi būti pateikiami matomoje vietoje ant atitinkamo siurblio. Kai degalai yra pumpuojami į degalams skirtas nešiojamas talpyklas, tai tokiu atveju tie etiketės elementų fizinė kopija turi būti pritvirtinama ne tik matomai prie siurblio matomos vietos, bet ir pateikiama pritvirtinti ant tos nešiojamos talpyklos. Taip pat peržiūrėtame reglamente yra pateikiami reikalavimai sulankstomoms etiketėms. Taigi, kas turėtų būti pateikiama sulankstomos etiketės pirmam puslapį, tai tiekėjo vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, nominalus kiekis pakuotėje, produkto identifikatoriai visomis kalbomis, pavojaus piktogramos, signaliniai žodžiai, UFI kodas, jeigu jis nebuvo pritvirtintas prie vidinės pakuotės, taip pat nuoroda į saugos informaciją, pateikiamas sulankstomas etiketės viduje visomis kalbomis, arba koks simbolis, kuris iliustruotų, jog yra papildoma informacija pateikta vidiniuose tos etiketės puslapiuose. Bei visų vidiniuose puslapiuose pateikiamų vartojamų kalbų santrumpa turi būti pateikiama šalies kodas ar kalbos kodas. Vidiniuose puslapiuose turi būti pateikiami etiketės elementai išskyrus pavojaus piktogramą ir tiekėjo identifikavimo duomenys visomis kalbomis naudotomis. O paskutiniame puslapyje pateikiami visi pirmame puslapyje nurodyti etiketės elementai, išskyrus vartojamų kalbų santrumpas. Peržiūrėtame CLP reglamente yra taip pat nurodomos sąlygos, kai CLP 17 straipsnio ženklinimo elementų
galima nenurodyti vidiniai pakuotei 10 ml produkto. Tai pavyzdžiui galėtų būti cheminė medžiaga ar mišinys skirtas moksliniams tyrimams ir plėtrai. Signalinis žodis ir pavojaus piktograma turi būti įrašyti ant vidinės pakuotės, kai yra taikoma išimtis mažoms pakuotėms. Ir etiketėse, kada aplamai informacija turi būti atnaujinama etiketėse, tai kai sužinoma nauja pavojingumo klasė, nustatoma griežtesnė klasifikacija arba nauja papildoma informacija, tai turi būti atliekama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo to atlikto įvertinimo, o kiti klasifikavimo ir ženklinimo pakeitimai ne vėliau kaip per 18 mėnesių. Tuo atveju, jeigu yra taikomas suderintas klasifikavimas ir ženklinimas, etiketė turi būti atnaujinama pagal deleguotame akte nustatytą datą. O jei cheminė medžiaga ar mišinys yra augalų apsaugos ar biocidinis produktas, etiketė atnaujinama pagal atitinkamus reglamentus. Skaitmeninis ženklinimas. Kai cheminės medžiagos ar mišinio etiketės ir elementai yra pateikiami fizinę formą, tai būtų fizinė etiketė, o kai etiketės elementai yra pateikiami skaitmeninė forma, tai skaitmeninė etiketė. Taip pat tiekėjai peržiūrėtame reglamente papildomą informaciją, etiketės papildomai informacijai skirtame skyrelyje gali pateikti tik skaitmeniniai etiketei, nenurodydami tos informacijos fiziniai etiketei. Ir jeigu tokia informacija yra pateikiama tik skaitmeninėje, taip pasirenkama, tai tiekėjai gavę žodinį ar rašytinį prašymą arba kai skaitmeninė etiketė pirkimo metu yra neprieinama, etiketės elementai turi būti pateikiami kitais būdais. Kai informacija pateikiama skaitmeninėje etiketėje, jai tada taikomi tokie ženklinimo reikalavimai. Tai kai tiekėjas pritvirtina duomenų saitą susietą su skaitmeninė etiketė, jis turi užtikrinti šiuos reikalavimus, kad visi etiketės elementai turi būti pateikiami kartu vienoje vietoje ir atskirai nuo kitos informacijos, turi būti įmanoma atlikti informacijos paiešką. Informacija visiems turi būti prieinama bent 10 metų. Ji turi būti nemokama, nereikalaujant registracijos, nereikalaujant parsisiųsti jokių programų, jokių slaptažodžių. Taip pat pateikiama atsižvelgiant į pažeidžiamų grupių poreikius. Informacija turi būti prieinama nedaugiau kaip 2 spustelėjimais. Per plačiai naudojamas skaitmeninės technologijas, suderintas su visomis naršyklėmis. Ir jeigu informacija yra prieinama daugiau nei viena kalba, tai kalbos pasirinkimas neturi priklausyti nuo geografinės vietovės, iš kur ta informacija yra prieinama. Taip pat yra draudžiama sekti, analizuoti ar naudoti bet kokią naudojimo informaciją tikslais nesusijusiais su skaitmeniniu ženklinimu. Su skaitmeninė etiketė tas susietas duomenų saitas turi būti tvirtai pritvirtinamas arba atspausdinamas ant fizinės etiketės arba ant pakuotės šalia etiketės taip, kad būtų galima lengvai nuskaityti skaitmeniniais prietaisais. O kai jei ženklinimo elementai yra pateikiami tik skaitmeninėje etiketėje, prie duomenų saito dar turi būti pridedamas teiginys, kad daugiau informacijos apie pavojingumą skelbiama internete arba kažkokia panaši nuoroda. Ir apie prekybą internetu ir reklamą. Bet kokioje cheminės medžiagos ar mišinio, kuris yra klasifikuojamas kaip pavojingas reklamoje, turi būti nurodomos pavojaus piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo frazės ir papildomos EUH frazės.
O tuo atveju, jeigu cheminė medžiaga ar mišinys yra parduodamas plačiai visuomeniai, jo reklamoje privalo papildomai būti frazė visada laikytis informacijos produkto etiketėje. Jeigu cheminė medžiaga ar mišinys yra pavojingas, reklamoje negali būti tokių teiginių kaip netoksiškas, nepavojingas ar ekologiškas. Ir pavojaus piktogramos bei signalinis žodis gali būti praleidžiami tuo atveju, jeigu reklama yra nevizuali. Prekyba internetu. Tai visais atvejais, neatsižvelgiant, ar klientas yra plačioji visuomenė ar ne, taikomi tokie patys reikalavimai cheminėms medžiagoms ir mišiniams. Privalo būti nurodyti visi etiketės elementai, CLP reglamento 17 straipsnį nurodyti, ir informacija turi būti pateikiama aiškiai ir matomai. Prekybos internetu atveju, tai kai cheminė medžiaga ir mišinys yra tiekiamos internetinėse parduotuvėse ar platformose, tai būtų visokie eBay'us, Temų, AliExpress, atsiranda prievolė turėti sąjungoje įsisteigusi tiekėją, kuris privalo laikytis CLP reglamente nustatytų visų reikalavimų ir turi būti nurodytas etiketėje. Ir dabar tų visų mano minėtų reikalavimų taikymo datos. Tai, kad nuo 26 metų Liepos 1 dienos taikoma klasifikavimui, reklamai, nuotoliniai prekybai, nuo 27 sausio etikečių formatavimo taisyklėms, 8 priedui, tačiau buvo nustatyti ir pereinamieji laikotarpiai, jeigu iki 26 Liepos 1 dienos buvo rinkai pateikti produktai, tai jų nereikalaujama perklasifikuoti, perženklinti iki 28 Liepos. Tai būtent dėl nesupakuotų mažų pakuočių. Ir jeigu iki 27 metų sausio 1 buvo pateikti produktai rinkai, jie gali būti perpakuojami iki 29 sausio 1 dienos. Tai reikalavimai dėl etikečių, formatavimo taisyklių ir 8 priedą. Ir dar plačiau galite rasti, įkėliau lankstinuką kolegės parengtą, kur detaliau pateikiami CLP reglamento visos taikymo datos, nustatytos peržiūrėtame CLP reglamente. Tai ačiū už dėmesį. Ačiū Jurgita už peržiūrėtas ir iš tikrųjų griežtesnės sąlygas CLP reglamente. Ir reiktų pastebėti, pas Jurgitą buvo pageltonintos vietos, kurios veikiamos omnibuso supaprastinimo iš principo ir panašiai. Tai va dabar aš pristatysiu tą supaprastinimą. Ir tada mes galėsime padiskutuoti dar ir su visais. Tai dabar aš galvoju, ar matosi pranešimo režimu. Tikiuosi, kad taip. Tai aš jau šitą skaidrę rodžiau, kad įvyko, kaip čia visa tai įvyko, kad pramonė paprašė iš principo Europos komisijos supaprastinti tą reglamentą, kuris iš principo pagriežtino tam tikrus arba įvedė tam tikrus naujus reikalavimus CLP reglamente ir jisai vadinamas Omnibus 6 dėl cheminių medžiagų teisės aktų pakeitimų. Tai yra, reikia suprasti, kad Omnibus 6 čia dar yra atskiras dokumentų paketas išeinantis iš Europos komisijos. Šitas duomenų paketas toksai, kaip buvo priimtas Liepos 8 dieną,
ir juos siekiama racionalizuoti reikalavimų išsilaikymas, iš principo supaprastinti tam tikrus reikalavimus, sumažinti reguliavimo naštą, ko prašė pramonės asociacijos, pagerinti duomenų valdymą. Paveiksle matote, iš ko susideda šitas paketas. Yra 4 pagrindiniai, tai sakant, dokumentai, gal taip pasakykime, tai yra veiksmų planas, veiksmų plane yra nurodyta dar papildomai Europos komisijos įsipareigojimų, ką jie planuoja pakeisti ir kokiom datom pakeisti. Apie šitą mes nešnekėsime, tik tai paminėsime, kad būtent veiksmų plane yra paminėta, kad, kas mums yra svarbu, tikslinė REACH reglamento peržiūra. Irgi siekiant pagerinti reguliavimo veiksmingumą, išlaikyti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą. Tenais, kas bus planuojama daryti, ką Europos komisija pasakė, bet nieko konkretaus pakol kas, bet bus modernizuojami informacijos reikalavimai cheminėms medžiagoms, tai registracijos iš principo reikalavimai tam tikri bus keičiami kažkaip tai. Supaprastinami autorizacijos ir apribojimų procedūros bei skaitmenizuojama tiekimo grandinės komunikacija, ypač dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kai jos identifikuojamas, kaip įmonės turi identifikuoti ir sakyti kokią informaciją. Nes šiuo metu, ypač autorizacijos procese, trūksta informacijos institucijoms, kaip pramonė naudoja autorizuotinas cheminės medžiagas. Tos informacijos trūksta ir todėl pats procesas stringa. Tai jie galvoja, kaip visą tai supaprastinti, bet aišku, tam tikros informacijos reikės ir iš pramonės. Stiprinamas kontrolė iš principo ir norima aiškių rekomendacijų dėl didelio apribojimo PFAS medžiagoms, kur ten nežinau, kai kuriais duomenimis 10 000 medžiagų planuojama uždrausti kažkuriais per ateinančius keletą metų. Tai apie šitą tiek ir šnekėsiu, kad čia tai yra numatyta pačiame veiksmų plane. ECHA pagrindinis reglamentas, ECHA Basic Regulation, ECHA pagrindų reglamentas. Lietuviško atitikmens dar tokio tinkamo mes nesuradom, bet čia iš principo kaip veiks pati Europos cheminių medžiagų agentūra. Ir čia nėra tiek aktualu pačiai pramonėje arba jums, nes čia daugiau institucinis pasiskirstimas. Kas jums yra svarbu, tai yra mėlynai apibrėžti dalykai, taip pat Omnibus 6 cheminėms medžiagoms, apie kurį pristatysiu, ir Stop the Clock arba laikrodžio sustabdymo pasiūlymas. Ir ką Europos komisija paminėjo, kad būtent Stop the Clock pasiūlymas yra Europos komisijos sėkmės istorija, kad laiko sustabdymas ir atidėjimas buvo gana palankiai priimtas parlamente ir taryboje, ir šitas pasiūlymas praėjo per visas institucijas Briuselyje, galima tai pasakyti. Bet pradžioje apie patį omnibusą. Omnibusas yra toks dalykas, kad jame keičiama keletas teisės aktų. Todėl jis ir vadinamas omnibusas. Galima gal su autobusu sieti tam tikrą sąsają, ar ne, kad ten gali tilpti į šitą paketą net keletą cheminių medžiagų teisės aktų. 6 pakete yra būtent CLP reglamentas, bet ne tas motininis reglamentas, o tas reglamentas, kurį pristatė Jurgita. Tada kosmetikos gaminių reglamentas ir tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklių reglamentas. Tikslas visų omnibusų yra supaprastinimas ir naštos mažinimas pramonėje ir valdžioms institucijoms, siekiant užtikrinant aukštą žmonių ir sveikatos apsaugos lygį. Europos komisija kažkaip paskaičiavo, kad įvedus būtent 6 omnibusą ir jį priėmus būtų galima sumažinti 363 milijonus eurų per metus pramoniai. Naštos ne tik pramoniai, bet ir institucijoms. Šiek tiek apie tuos pagrindinius elementus kiekvieno reglamento. Tai, ką pristatė Jurgita,
to reglamento. Tai supaprastinti privalomo minimalaus šrifto dydžio ir atstumo tarp eilučių taisyklė, lygiai taip pat ir tas juodai baltas reikalavimas, reklamos supaprastinimas, nuotolinės prekybos pasiūlymų ir perženklimo reikalavimas. Iš principo visą tai, kas buvo sugriežtinta, reikia Europos komisijos nuomonę dabar supaprastinti. Tai čia per 5 metus, taip sakant, pagriežtinam, paprastinam. Apie kosmetiką ir tręšiamųjų produktų reglamentus aš tiek nenusimanau, bet ką Europos komisija sako, ką čia darys. Kosmetikos reglamentą, tai nukrypti leidžiančių nuostatų proceso išaiškinimas, apribojamų cheminių medžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose irgi tas išaiškinimas, kaip turėtų, kai CLP reglamente priimamos į CLP reglamento 6 priedą įtraukiamos cheminės medžiagos, tokiu metu ir eina nusikaskaduoja tas reikalavimas ir kosmetikos reglamento reikalavimą ir kaip taisyklingai ir teisingai uždrausti arba apriboti cheminės medžiagas kosmetikos gaminiuose, o galbūt yra tam tikri duomenys pramonės pateikti, kad tokių medžiagų nereiktų drausti kosmetikos gaminiuose, nes jie yra saugus naudoti. Supaprastinimos procedūros dėl ataskaitų. Tręšiamųjų produktų reglamente taisyklėse supaprastinamas registracijos reikalavimai, mikroorganizmų įtraukimas į biostimuliatorius ir tam tikrų elementų skaitmeninimas vykdomas. Tiek apie kosmetiką ir apie tręšiamuosius produktus daugiau nesakysiu, šiek tiek dar plačiau pašnekėsiu apie patį CLP reglamento supaprastinimą. Bet prieš tai Stop the Clock pasiūlymas, laikrodžio, taip sakant, sustabdymas. Buvo pasirinkta tokia strategija, kad šitas pasiūlymas ėjo atskiru komisijos pasiūlymų reglamentu ir jame nebuvo svarstomi pats turinys omnibuso, o tik tai datos. Tai šiuo atveju tai, ką Jurgita pristatė su taikymo datom, šiuo metu jau dabar yra priimtas pasiūlymas, kad visi tie terminai yra nukeliami į 2028 metus, sausio 1 dieną. Ir tai liečia būtent tuos pakeitimus, kuriuos Jurgita pristatė pageltonintus, bet dar kartelį primenu, šrifto dydis ir formatavimo reikalavimai, reklama, nuotolinė prekyba, perženklinimas, degalų ženklinimas degalinėse. Jurgita pristatė kitus reikalavimus, kaip naujų apibrėžimų įtraukimas, ar inventoriaus ar reikalavimai ten kažkokie. Tie netidinami, jie jau iš karto yra ir taikomi. Kas yra svarbu ir kas iš tikrųjų labai smagu, kad mes prieš porą dienų sužinojom, kad vis tik jau šitas teisės aktas yra paskelbtas oficialiame ES žurnale. Gruodžio 3 dieną jisai buvo paskelbtas. Iki pat rengiantis šiam seminarui mes ruošiamės pasakyti, kad mes nežinom, kada jisai bus paskelbtas. Europos komisija žadėjo iki šių metų pabaigos jį paskelbti oficialiame žurnale, o kas yra paskelbimas oficialiame žurnale, reiškia, kad nuo tos datos po 20 darbo dienų šitas reglamentas įsigalios ir visos taikymo tos datos yra atidedamos iki 2028 metų sausio 1 dienos. Tai jau yra oficialu. Tai apie Stop the Clock tiek, dabar kas tas omnibusas ir omnibusos 6 priedas. Aš čia pateikiau šituos dalykus, tačiau reiktų labai juos žiūrėti taip šiek tiek su tam tikru mąstymu galvoje, kas tai yra. Taip, Europos komisija pateikė pasiūlymą svarstymai. Tačiau matote, lentelėje yra dar 2 tokie skirsniai, pačioje pabaigoje yra ES tarybos keitimai ir parlamento kompromisas. Tai, ką Europos komisija pateikė, jie turi iniciatyvos teisę pateikti pasiūlymą, bet
taryba peržiūri kartu su valstybėm narėmis ir keičia Omnibus 6 pasiūlymus. Ir čia Omnibus 6 pasiūlymai yra išvardinti tik dėl CLP pačio reglamento. Atsiranda, Europos komisija siūlo įdėti skaitmeninį kontaktą, kuris pakeistų telefono numerį. Čia buvo asociacijų, pramonės asociacijų prašymas palengvinantis jų gyvenimo naštą, nes galbūt telefono numeris ne visada yra galimas. Šrifto dydžio ir formatavimo reikalavimai. Grįžtam prie to, ką pristatė Beata. Tai yra šiuo metu taikoma nuostata, kad tiesiog reikia, kad etiketė būtų įskaitoma. Visos rekomendacijos yra perkeliamos į Europos cheminių medžiagų agentūros rekomendacijas dėl ženklinimo ir pakavimo. Pakartotinis ženklinimas, Jurgita sako, per 6 mėnesius. Reikia, kas tas nepagristai nedelsiant yra per 6 mėnesius, jeigu nustatomas pavojingesnės cheminės medžiagos savybės. Grįžtama prie to, kad vėl nepagristai nedelsiant ir neaišku, kas tas yra nepagristai nedelsiant. 6 mėnesiai, kai kam per trumpas laikotarpis, kai kam per ilgas, bet čia lieka interpretacijos klausimas. Mažoms pakuotėms taikomos nukreipti leidžiančios nuostatos irgi siūloma. Nukreipti leidžiančios nuostatos dėl 10 mm. Kitas reklama. Reklama iš principo siūloma neteikti visų pavojų ir palikti tą nuostatą, kad įspėjimą prieš naudodamas visada perskaitykite etiketę ir informaciją apie gaminį. Tas sakinys privalomas pateikti reklamoje, bet tik tai tuo atveju, kai mišinys, pavojingas cheminis mišinys ar medžiaga yra teikiamas vartotojams. Reklama, verslas verslui, business to business, taip vadinamas, siūloma taikyti išimtį. Kodėl yra taikoma Europos komisijos galvojimas, kad verslas gauna saugos duomenų lapus. Ir saugos duomenų lapuose yra visa reikiama informacija saugiai užtikrinti. Todėl, o vartotojai tokio dalyko negauna, vartotojai nelabai gal skaito etiketės, tai dar kartelį reklamoje juos paskatinti skaityti etiketę reikia tam tikrų vis tik dalykų. Nuotolinės prekybos pasiūlymai. Šičia tik tai kaip ir lieka tam tikri pasiūlymai, kad visa etiketės informacija turėtų būti pateikiama interneto svetainėse, kur parduodamas pavojingos cheminės medžiagos, išskyrus jeigu tai yra verslas verslui. Tik reiktų turėti minty, kad jeigu kad tokiuose svetainėse paprastas vartotojas, visuomenės narys, negali užbaigti pirkimo tokiuose svetainėse, tada skaitoma, kad ta svetainė yra skirta tik verslas verslui. Nes vėlgi verslas gauna saugos duomenų lapus. Skaitmeninis ženklinimas dabar yra reikalavimas tiek saugos duomenų lape nurodyti visus tiekimo grandinės dalyvius. Ir tai dabar Europos komisija siūlo tokį reikalavimą perkelti tik į skaitmeninę etiketę, siekiant taupyti vietą pačioje etiketėje. Ir tos pripildymo stotelės, kur nereikalaujama nominalaus kiekio ir UFI kodo. Tiek apie tą CLP reglamento pakeitimo ir dabar omnibusas, kaip jau matote, ir čia yra tarybos keitimai, parlamento kompromisas. Tai ta galių trejybė, galių trikampis, jisai egzistuoja Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga taip yra sutverta, kad Europos komisija pateikia iniciatyvą, pasiūlymą, kuris yra svarstamas taryboje ir parlamente. Tai, ką aš viską šitose paskutinėse 2 skaidrėse pasakiau, visa tai yra dar keistina. Keistina Europos tarybos ir pačio parlamento. Lapkričio 5, kur mes procese esame, lapkričio 5 dieną, tai čia ne per seniausiai, prieš mėnesį, galima sakyti, Europos taryba, tai vienas iš 3 veikėjų jau priėmė savo poziciją ir pakeitimus jau padarė tam omnibus 6 tekstui. Tai jau kai kurie va čia dalykai jau šiek tiek skiriasi.
jie viešai nėra prieinami, nes parlamentas juos dar keis. Ir tas parlamentas, kai jau juos pakeis ir vyks diskusijos tarp visų trijų galios trikampio narių, parlamento, komisijos ir tarybos, tada atsiras kompromisinis variantas, kuris jau ir bus jau tas galutinis variantas, kuriuo jau pramonė turės laikytis. Tai šiuo metu yra laukiama parlamento pozicijos. Trišalės tos darybos tarp visų trijų narių tikimasi 26 metų pavasarį. Tai iki pavasario iš principo parlamentas turi susipažinti ir pateikti savo poziciją. Tada kompromisinio teksto priėmimas ar galutinis priėmimas iki 2026 metų pabaigos. Ką tai reiškia jums kaip pramoniai? Stop the clock dalykas pasiūlymas yra priimtas 28 metų sausio 1 diena. Ir iš principo tai, ką Jurgita pristatė, šiuo metu jau yra galiojantis dalykai. Nes tai omnibuso 6 nėra jisai priimtas, tai visos tos taisyklės, kurias Jurgita pristatė, jos galioja, jas galima pradėti taikyti laisvanoriškai iš anksto, bet yra nukeltos jos iki 28 metų. Ir kitas dalykas, kad jos bus dar 26 metų pabaigoje palengvintos. Tai va taip, tas omnibusas, iš principo, čia mano paskutinė skaidrė šioje temoje. Ir dabar aš manau, kad mes galime pradėti diskusijas. Taip, tai paskutinis šio seminaro pranešimas. Naujų pavojingumo klasių nustatymas. Taip, F5. Tikiuosi dabar čia. Pranešimą parengė Agnė Janonytė. Kaip matote, aš nesu Agnė Janonytė, mūsų cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė. Atsitiko tiesiog gyvenimas jai ir jinai susirgo. Ir pranešimą bandysiu pristatyti aš. Šitas pranešimas šiek tiek yra mano pakoreguotas, kad pritaikytas mano kalbėjimo būdui. Tai jeigu kartais ką blogai pasakysiu, iš karto atsiprašau, nes ne mano ruoštas pranešimas, aš išėmiau tas skaidrės Agnės, kurias mano požiūriu dabar galiu pristatyti, kurios galbūt yra svarbiausias, tačiau tikrai pranešimas yra paruoštas gana stipriai ir manau, kad ateityje, kai organizuosim kitus seminarus, prašysime Agnės pilnai pristatyti šitą pranešimą. O dabar aš pristatysiu tik tam tikras Agnės pranešimo dalis. Ką Agnė siekia su šiuo pranešimu? Iš principo supažindinti jūsų naujų pavojingumo klasių nustatymų CLP reglamente bei su jomis kylančiomis teisinėmis prievolės pramoniai iš principo. Turinys yra jos gana platus, tiek teisinės pagrindimos terminai, reglamento, CLP reglamento evoliucija, kas yra suderintas klasifikavimas ir ženklinimas, kitaip CLA yra sutrumpintas, naujų pavojingumo klasių nustatymas CLP reglamente ir teisinės prievolės rekomendacijos vykdytojams, prievolių vykdytojams, gamintojams, importuotojams, tolesniems naudotojams. Paryškintos dalis tai yra būtent tos dalis, kurios labiausiai susijusios su naujų pavojingumo klasių nustatymu. Ir tą aš pamėginsiu pristatyti jums šiandien. Pilną pranešimą, tikiuosi jau minėjau, kad mes įkelsime į agentūros tinklalapį ir su pilnu pranešimu jūs turėsite galimybę susipažinti patys ir paskaityti. Bet pradėkime nuo to, kas yra klasifikacija. Kas yra klasifikacija? Tai yra būdas nustatyti, ar cheminė medžiaga ar mišinys yra pavojingi žmonių sveikatai. Klasifikacija yra pagristas medžiagos ar mišinio būdingosioms savybėmis, jais cheminės medžiagos keliamų ar mišinio keliamų pavojų. Tai, ką pačios medžiagos savyje
pasižymi. Bet ne rizika, kai nevertinamas poveikis, kaip plačiai naudojama, kas naudoja ir panašiai, nevertinamas socialinis ir ekonominis poveikis tokių. Tam jau yra rizikos valdymo priemonės. Ir kaip tai yra daroma? Tai yra lyginama informacija iš principo su CLP reglamente nustatytais kriterijais, kurie yra nustatyti pirmame priede. Pirmame priede yra aprašytos, kaip cheminės medžiagos turi būti klasifikuojamas ir kaip mišiniai turi būti klasifikuojami, jeigu tų mišinių sudėtį įeina tos pavojingos cheminės medžiagos su tom pavojom klasėm. Ir aišku, yra priimamas sprendimas, kuri pati tinkamiausia pavojaus klasė yra tinkama cheminė medžiaga ir mišiniui. Suderinto cheminių medžiagų atveju tą daro institucijos, o jeigu nesuderinta cheminės medžiagos klasifikacija, tą privalo ir CLP reglamentas įpareigoja daryti pramonės, tai importuotojus gamintojas, o mišinių atveju kiekvieną kartą mišiniai yra klasifikuojami savarankiškai ir įmonės privalo lyginti CLP reglamentą pirmame priede nustatytus kriterijus, kad suklasifikuoti cheminius mišinius. Kodėl reikia klasifikuoti ir ženklinti, kai cheminės medžiagos yra pavojingos ar mišiniai yra pavojingi, reglamentas įpareigoja. Visada tai yra svarbiausia, bet aišku, kad reglamentas įpareigoja, jis turi tam tikslą, kodėl jis įpareigoja. Iš principo CLP reglamentas siekia efektyviai perduoti informaciją apie nustatytus pavojus, tiek saugos duomenų lape, jau ką jau REACH reglamentas reglamentuoja, tiek etiketėmis, kas yra CLP reglamento tema. Ir ženklinimas, kaip jau prisimenate, tai yra pavojaus piktogramos, tai yra tai, ką matote paveikslėlėje, tam tikras grafinis vaizdas, nurodomos, kuris skirtas perteikti informacijai apie pavojų. Signalinis žodis atsargiai arba pavojinga, kuris nurodo pavojingumo laipsnį. Pavojingumo frazės aprašo pobūdį, tai tos visos H frazės vadinamos. Tai tokios kaip nestabilios, sprogiusios medžiagos H200 kažkiek, kas reiškia fizinis pavojus, H300, kas reiškia pavojus žmonių sveikatai, tai kaip toksiška prarijus, ir atsargumo frazės, tos vadinamos P frazės, tai kai aprašoma rekomenduojama priemonė, kaip mažinti tą neigiamą pavojų arba jo išvis išvengti. Pavyzdžiui, laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje ar yra tam tikras sprogimų pavojus. Klasifikacija pati iš savęs daug iš tikrųjų įtakoja. Jinai iš tikrųjų įtakoja tam tikras rizikos valdymo priemonės, kai pavojinga medžiaga pagal savo būdingąsias savybės yra suklasifikuojama kaip pavojinga ar cheminis mišinys lygiai taip pat, tai atsiranda prievolė tokią medžiagą ar mišinį ženklinti, rengti jam saugos duomenų lapą. Atsiranda reikalavimai dėl pavojingų atliekų, kur tokios cheminės medžiagos yra, kaip jas saugiai laikyti ir gabenti, kokios sąlygos turi būti darbo aplinkoje, gal tam tikros pavojingos medžiagos draudžiamos arba ribojamos, tam tikri kiekiai kosmetikos produktuose, kiti rizikos valdymo priemonės tokie kaip apribojimai, autorizacija, didelį susirūpinimą keliančios medžiagos ir pesticidų, biocidai irgi pasižymi pavojingomis savybėmis ir juos reikia autorizuoti. Bet dabar apie naujų pavojingumo klasių nustatymą CLP reglamente. 2022 metų pabaigoje buvo priimtas reglamentas, dar vienas reglamentas, komisijos deleguotasis reglamentas 707 dėl cheminių medžiagų ir mišinių pavojingumo klasių. Jisai paskelbtas 23 metų pradžioje oficialiame leidinyje ir įsigaliojo po 20 darbo dienų, tai balandžio 20 dieną. Kiekvienam reglamente, kaip dabar jau pastebėjote, yra nustatomos taikymo datos. Tai reiškia, nėra taip, kad jisai priimamas, paskelbiamas ir iš karto pramonė turi imtis ir daryti veiksmų, kažką keisti, ar kažkas tai tokio. Ne, yra tam tikri nustatomi laikotarpiai, kad įmonės pramonė
institucijos galų gale susipažintų su tenais esančiais reikalavimais, juos įsigilintų ir pradėtų ruoštis jiems. Pramonės atveju tai pavyzdžiui, atnaujinti etiketes, sužiūrėti SDL-us ar dar kažkas taip. Vėliau šnekėsime apie tas teisinės prievolės. Ir šiuo reglamentu buvo nustatytos gal tokios 2 svarbesnės datos, jų yra aišku daugiau, bet Agnė įskyrė šitas 2 2025 metų gegužės 1 diena, kai naujai tiekiamos cheminės medžiagos turi būti klasifikuojamas pagal šiame komisijos deleguotame reglamente nustatytus kriterijus, o mišiniai nuo 2026 metų gruodžio 1, kai naujai tiekiami cheminiai mišiniai, tiekiami į rinką, kurie turi tam tikrų pavojaus savybių, turi būti klasifikuojami, ženklinami atitinkamai pagal šito deleguotojo reglamento reikalavimus. Kas šiame reglamente atsirado naujo? Atsirado naujos pavojingumo klasės, iš principo. Ir čia jos visos išvardintos, jų yra 3, galima taip sakyti, tik čia jos visos dar į kategorijas suskirstytos. Tai yra pavojus dėl endokrininės sistemos ardymo tiek aplinkai, tiek žmonių sveikatai. Taip pat PBT, VP, tos patvarios bioakumuliacinės toksiškos medžiagos yra labai patvarios, didelės bioakumuliacinės medžiagos mišiniai. Jau tai nėra tik tai savybė kaip cheminės medžiagos, bet tai yra pavojaus klasė CLP reglamente ir atsiranda prievolė atitinkamai klasifikuoti ir ženklinti tokias medžiagas, kurios pasižymi tokiamis savybėmis. Ir visiškai nauja tokia pavojaus klasė PMT, patvari, mobili, toksiška, ir VM didelio patvarumo, labai patvari ir labai mobili, labai patvarios medžiagos, nepatvarios, mobilios medžiagos. Tai va čia 3. Šiek tiek toliau apie jas irgi pašnekėsime. Taikymo datos, čia toks visas pilnas grafikas, kaip, kas ir kada. Tai taikymo datos, kaip matote, tikiuosi, čia taip matosi, daug datų yra. Tai įsigalioja pats reglamentas 2023 metais, jau prieš 2 metus, galima sakyti, ar ne. Nuo tada, kai įsigaliojo, jau galima buvo taikyti savanoriškai visą tą dalyką, bet tai yra tik savanoriškai. Ir yra skirstoma cheminės medžiagos, kurios pateiktos rinkai iki gegužės 1 dienos ir po gegužės 1 dienos. Tai jeigu tos medžiagos yra pateiktos rinkai tai iki pat 26 metų lapkričio 1 dienos nėra privaloma, teisiškai nėra privaloma jų klasifikuoti ir ženklinti pagal naujas pavojingumo klases, o po 2026 metų jau privaloma. O jeigu cheminės medžiagos, kurios yra naujai tiekiamos, jau dabar taip ir yra, jau pradedamos jos tiekti naujai, jau nuo gegužės 1 dienos privaloma nauja klasifikacija ir ženklinimas pagal šį reglamentą. Su cheminiais mišiniais yra šiek tiek nukelti visi terminai. Kodėl tai yra daroma? Nes cheminės medžiagos, kurios įeina į mišinių sudėtį, pirmą norima suklasifikuoti ir paženklinti tas cheminės medžiagas, nes nuo jų prasideda visas klasifikavimo ir ženklinimo procesas, nuo cheminių medžiagų. O tada jau tos, kurios įeina į mišinių sudėtį, jos šiek tiek sudėtingesni, aišku, ir tiekimo grandinės, ir sudėtingiau jas galbūt klasifikuoti, kol ateina, ne tai, kad sudėtingiau, bet kol ateina informacija iki tam tikro veikėjo, tai užtrunka ilgiau, todėl terminai yra nukelti. Ir terminai iš principo yra pavėlinti dėl naujų mišinių metais, o taip jau visiškai, kai jau visi mišiniai bus privalomi ženklinti ir pakuoti pagal naujus reikalavimus nuo 2028 metų gegužės 1 dienos. Ir čia labai gražiai Agnė parodė, kad
kad mišiniams yra suteikiamas beveik 3,5 metų pereinamasis laikotarpis, o mišiniams net 5 metai, prisitaikyti prie naujų pavojingumo klasių CLP reglamente. Mes taip pat esame išleidę ir naujieną agentūros tinklalapyje, kur nuoroda yra pateikiama ir dar kartelį visos šitie terminai ir apsvarstomi ir pateikiami. Taip. Tai kas su tuo reglamentu? Kas su tuo reglamentu buvo pateikta naujo? Tai kaip jau minėjau, tos 3 naujos pavojaus klasės, jos taip ir sugrupuotos dėl endokrininę sistemą ardančios medžiagos, tiek dėl žmonių sveikatos, tiek dėl aplinkos. PBT, VP, PMT ir VP, VM. Įdėjo šitas 3 klases, kurios dar skirstosi į tam tikras poklasius. Tai endokrininę sistemą ardančios medžiagos, jos yra 2 ir jos dar skirstosi į kategorijas. 1 ir 2 kategorija, o PBT ir PMT tos klasės yra neskirstomos į kategorijas. Neatsikelia jokie prekės atributai papildyti. Otilija, tavo mikrofonas išjungtas. Otilija, girdim? Mes tavęs negirdim. Kažkodėl dabar jau girdit. Gerai, grįžtu. Ačiū, kad informavai, Jurgita. Shift F5. Taip, tai mes šitam, dar šitam. Tai šitas reglamentas iš principo papildė CLP reglamento 1 priedą. Jeigu gerai sekėte visą seminarą, tai matėte mano jau pranešime, kur aš nurodžiau visas pavojingumo klasės, kad yra 16 pavojingumo klasių fizinių pavojų, 11 pavojus klasių žmonių sveikatai ir dabar tai. Otilija, tu nebendrini savo pranešimo. Ne, aš matau. Nežinau, kaip kiti. Aha, matau. Tai atsiprašau, tu. Žiūrėkite, reikiamą langą. Reikiamą langą, žiūrėkite. Nes man rodo, kad aš dalinuosi. Tai matėte, kad CLP reglamento pirmam priedė buvo pridėtos va šitos pavojaus klasės. Tai iš principo jisai tiesiog papildė motininį teisės aktą. Tame pirmame priedė, kaip ir visose pavojaus klasėse, kas tenais yra, tai yra apibrėžtis pavojaus klasės, kas yra apibrėžtis, tai jeigu neįskirstoma į kategorijas, kaip tas kategorijas numatyti, visas ženklinimo elementų arsenalas ne vien tik pavojaus klasės, bet ir atsargumo frazės, signaliniai tie žodžiai, piktogramos, jeigu reikia. Ir dabar dėl šitų naujų pavojaus klasių, ED, PBT, PMT, aš taip sutrumpintai sakysiu, yra vadinamas tos naujos pavojingumo klasės, tos EUH klasės. Kodėl taip yra? Nes Europos Sąjunga šitas naujas klasės tik tai įvedė ir šitos klasės po kol kas nėra suderintas pasauliniu mastu. Ir šios pavojaus klasės, naujos pavojaus klasės iš principo neturi simbolių tų deimančiukų raudonų su ženklais. Nes jie iš principo buvo pasirinkta, kad jie turi būti suderinti pasauliniu mastu, jungtinėse tautose, kad būtų tarptautinė prekyba leidžiama tinkamai ir nesimaišyti tarp tų visų pavojaus klasių. Tai čia dabar šiek tiek plačiau apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas, tiek dėl žmonių sveikatos, tiek dėl aplinkos. Tai kas tai yra? Tai cheminė medžiaga arba mišinys, kurie pakeičia vieną ar daugiau endokrininės sistemos funkcijų ir taip sukelia neigiamą poveikį sveiko individo organizmui, jo palikuonims, populiacijai arba subpopuliacijai.
Tai čia yra apibrėžimas endokrininės sistemos ardančios medžiagos ar mišinio tiek dėl žmonių sveikatos, tiek dėl aplinkos. Ką tai reiškia iš principo, kad čia vat paveiksliuką labai gražiai pavaizduota, kad veikiama endokrininė sistema ir yra neigiamos pasiekmės dėl vaisingumo, dėl vaisiaus išnešiojimo, dėl lyčių pasiskirstimo populiacijoje, pavyzdžiui, aplinkos atveju ir kiti visokie neigiami poveikiai. Tai tokia cheminė medžiaga ar mišinys turi pasižymėti šiais kriterijais. Ta medžiaga pasižymė endokrininiu aktyvumu, veikia endokrininės liaukas organizmuose ir sukelia neigiamą poveikį. Ir turi būti nustatomas biologiškai tikėtinas ryšys tarp biologiškai, kad tai yra endokrininis aktyvumas ir neigiamas poveikis. Tarp ta I ir I ir dviguba I turi tarp jų būti ryšys, biologinis ryšys. Ir endokrininę sistemą ardančios medžiagos yra skirstamos į 2 kategorijas. Tiek dėl aplinkai, tiek dėl žmonių sveikatos. Tai yra pirma kategorija, kai yra žinoma, kad ardo endokrininę sistemą, ir antra kategorija įtariama. Tam pačiam pirmam priede, kaip ir su visom pavojams klasėms, yra nustatomos koncentracijų ribos, kada mišiniai, į kurių sudėtį įeina endokrininę sistemą ardančios medžiagos, ir mišiniai jau klasifikuojami kaip endokrininę sistemą ardančios medžiagos. Tai čia yra pateikta pavyzdys dėl žmonių sveikatos, bet lygiai tokia pati lentelė, tik tai kitais žodžiais, ir tos pačios koncentracijos yra dėl aplinkos. Jeigu į mišinio sudėtį įeina daugiau negu 0,1% pirmos kategorijos endokrininę sistemą ardančios medžiagos, toks mišinys bus klasifikuojamas kaip endokrininę sistemą ardantis mišinys. O jeigu tai yra antros kategorijos medžiaga ir įeina į mišinį, tai reikia 1%, kad pats mišinys būtų klasifikuojamas kaip antros kategorijos endokrininę sistemą ardantis mišinys. Čia yra bendrosios ribinės koncentracijos, gali būti nustatomos ir specifinės ribinės koncentracijos dėl įdydo. Šiuo metu bent aš jau nežinau, kad tokios būtų nustatytos, tai iš principo visoms įdy medžiagoms bus taikomos šios koncentracijos klasifikuojant mišinius. Ženklinimo elementai, kaip matote, piktogramų nėra nei dėl žmonių sveikatos, nei dėl aplinkos organizmų, nes norima, kad būtų tarptautiniu mastu suderinta piktograma, tas simbolis, tas deimantas raudonas ir grafinis atvaizdavimas. Signaliniai žodžiai yra. Pirma kategorija pavojinga, antra kategorija atsargiai. Pavojingumo frazė šiuo atveju yra EUH, ne H, o EH, tai reiškia, kad Europos Sąjungos pavojingumo frazė, tą nereiškia. Ir 300, tai reiškia, kad pavojinga žmonių sveikatai, 400, kad pavojinga aplinkai. Ir čia matote, kokios atsargumo frazės nerekomenduojamas reikalavimas ir dėl įvairių tų prevencijos, reakcijos laikinimo ir pašalinimo. Ir kokios yra pavojingumo frazės. Tiek apie ID, dabar PBT ir VP, tai anksčiau mes tada sakydavom, kad tai yra cheminių medžiagų savybė, dabar tai yra pavojus klasė. Tai PBT medžiaga yra taip pat vari bioakumuliacinė ir toksiška cheminė medžiaga ir mišinys. Ir TLP reglamento pirmam priede yra išvardinti visi, taip sakant, vertinimo kriterijai, kada medžiaga yra patvari, koks vertinimas dėl bioakumuliacijos ir koks vertinimas dėl toksiškumo, lygiai tas pats dėl labai patvarios ir didelės bioakumuliacinės cheminių medžiagų ir mišinių. Yra nustatyti visi vertinimo kriterijai cheminėms medžiagoms. Dabar šiuo atveju, kadangi PBT, VP pavojos klasė yra neskirstoma į klases, tai užtenka, kad kažkurios tai šios medžiagos atsirastų mišinyje, daugiau negu 0,1% pagal masę, kad mišinys būtų atitinkamai ir klasifikuojamas. Tai jeigu mišinyje yra 0,1% PBT medžiagos, tai ir pats mišinys bus klasifikuojamas kaip PBT, atitinkamai ir dėl
labai patvarios ir didelės bioakumuliacinės cheminės medžiagos. Ženklinimo elementai yra sekantis, nurodyti 431 lentelėje CLP reglamento. Tai 4LH pavojingumo frazė prasideda 400. Man čia įdomu, kad 400 šitos frazės PBT pavojingumo frazės įtraukia ir žmonėms tam tikrą poveikį, nes kaupiasi aplinkoje gyvūnuose, organizmuose, įskaitant žmonėse. Tai pradedam suvokti, kad aplinkai pavojingos cheminės medžiagos vis tik veikia ir žmonės, kad mes esam aplinkos dalis, nesam atskiriama dalis nuo jo. Ir nėra taip, kad čia kenkiam tik tai žuvytėms, dumbliams ar bitutėms. Bet šios medžiagos veikia ir žmonių sveikatą. Tai tokios frazės kaip H440, 441 duoda nuorodą ir į poveikį žmonių sveikatai. Tam tikrą, taip sakant. Nauja tokia visiškai galbūt pavojaus klasė PMT ir VPVM. Tai yra patvari, mobili ir toksiška cheminė medžiaga ar mišinys, arba labai patvari ir labai mobili cheminė medžiaga. Labai panaši į PBT ir VP medžiagas, anksčiau pristatytas medžiagas ir mišinius, tik tai čia atsiranda mobilumo faktorius vietoj bioakumuliacijos. Klasifikacija analogiška kaip ir su BBT, tai jeigu yra medžiagos, mišinių klasifikacija, jeigu mišinyje yra medžiagos, kuri klasifikuojama kaip PMT ir jos yra daugiau negu 0,1%, tai pats mišinys irgi klasifikuojamas kaip PMT. Ir atitinkamai ir dėl VPVM. Signaliniai ženklinimo elementai pateikti CLP reglamento 431 lentelėje ir signaliniai žodžiai čia yra pavojinga, jau nebeatsargiai. H400 frazės irgi duodamos nuorodos į pasklidąją vandens taršą šiuo atveju. Tai apie PMT, PBT tiek gal. Ką dar norėjau galbūt pasakyti prieš tos skaidrės irgi tinka, kad dabartinėje konsoliduotoje CLP reglamento versijoje visi šitie kriterijai jau yra, tai jau prie esamų pavojaus klasių galite rasti ir naujas pavojaus klases, tai viskas yra jau sukonsoliduota į bendrą dokumentą, arba galite eiti žiūrėti į patį komisijos reglamentą 707, kur bus tik šios naujos pavojaus klasės. Šią skaidrę, ką Agnė norėjo pasakyti, kad anksčiau iki šio komisijos reglamento irgi buvo tos medžiagos identifikuojamos ir šie pavojai buvo žinomi. Nėra čia kažkas tokio naujo, kad tie dalykai jau egzistavo, su tais dalykais mes jau esam šiek tiek susipažinę, tik CLP reglamentas iš principo sureglamentavo tas naujas pavojaus klases ir sudėjo į tam tikras lentynėles, kad būtų aiškiau, kad tuos visus pavojus reglamentuotų CLP reglamentas. Kaip tai buvo daroma? Pagal REACH reglamentą 57 straipsnį visos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos buvo identifikuojamas tiek ir dėl ID, tiek ir dėl PBT savybių ir VP tų savybių. Pagal REACH reglamentos 13 priedo buvo žiūrima ir vertinamos medžiagų tos savybės patvarios, bioakumuliacinės toksiškos ir labai patvarios didelės bioakumuliacinės savybės. Ir SDL reglamentai, jeigu gerai prisimenu, .4 skirsnyje, jeigu gerai prisimenu, ten būdavo įvardinti, ar medžiagos pasižymi tokiamis savybėmis, medžiagos mišiniai. Ir pagal specifinius teisės aktus, tai biocidus ir pesticidų reglamentus irgi buvo identifikuojamas šios cheminės medžiagos kaip su šiom savybėm. Galbūt mažiau dėl mobilumo to PMT tų savybių, bet
mano požiūriu, tai galbūt čia buvo patvarių organinių teršalų reglamentas šiek tiek prisidėjo, kurį žiūri, ar cheminės medžiagos pasklinda toli nuo jos gamybos vietos, tai tos vadinamos long range kriterijai ar kažkas, tai kai medžiagos randamos kokiom nors Antarktidoj ar kažkur kitur toli, kur jų net nebuvo naudojamos ar jos gaminamos, tai reiškia, kad jos sklinda, jos yra mobilios, nešančios toli. O po šio reglamento įsigaliojimo siekis iš tikrųjų tikriausiai Europos komisijos yra, kad būtų ta vadinama viena medžiaga, vienas vertinimas ir kad visi pavojaus vertinimai eitų per CLP reglamentą. REACH reglamentas, aišku, dar nėra peržiūrės, tai žiūrėsim, kaip čia bus toliau. Ir čia grafiškai iš principo tas pats yra atvaizduota, kad iki įsigaliojimo tos medžiagos ID, PBT, VP buvo reguliuojamos atskirais reglamentais ar reglamentų tam tikrais procesais, ICHT autorizacijos procesais arba kaip veikliosios medžiagos augalų apsaugos produktuose. O dabar viskas eina per CLP reglamentą. Ir kas yra iš principo daroma, kad Europos komisija tai, kas jau buvo identifikuota anksčiau, perkels į CLP reglamento 6 priedą. 6 priedas yra visos harmonizuotai suklasifikuotos cheminės medžiagos, kurios yra privalomos. Tas suderintas klasifikavimas. Ir tada šita informacija, suderintas klasifikavimas ir ženklinimas turėtų būti naudojamas kitiems procesams, tokia kaip autorizacijai, apribojimais ar kiti sektoriniai rizikos valdymo priemonės. Dar ir čia yra ir sąrašas, kur tikimasi, galite žiūrėti kandidatinis sąrašas, tas ICHC sąrašą, kur yra visos medžiagos nustatytos dėl PBT, ID, VP savybių, papildomai dar Agnė įdėjo sąrašą dėl ID medžiagų, kuriuose jau yra pripažintos turinčios tokias savybės. Ateityje Europos komisija, taip sakant, siekis yra sudėti tas cheminės medžiagas į CLP 6 priedą. Ir kas tai yra tas? Čia dar kartelį pasikartojam, kad tai yra teisiškai privalomas dalykas jau prasideda, kai įtraukiamas į šitą 6 priedą ir įmonės privalo jį taikyti savo. Ir dabar kokios tos teisinės prievolės, kai medžiagos ar mišiniai pradedami klasifikuoti atitinkamai pagal šias klases. Greičiausiai, kai bus taip, kad atsiras 6 priede tos medžiagos, kaip harmonizuotas klasifikavimas, ženklinimas ir ką tada turite padaryti CLP reglamento rėmuose, atlikti klasifikacijos peržiūrą, pateikti atnaujintą pranešimą į klasifikavimo ženklinimo inventorių, peržiūrėti ženklinimo elementus ir atnaujinti etiketes ir atnaujinti etiketę šiuo atveju. Ir jeigu reikia dar pateikti apsinuodijimų centrams informaciją. Daugiausiai tai susijęs su endokrininę sistemą ardančio cheminėmis medžiagomis, kurios veikia žmogaus sveikatą. REACH reglamente, jeigu turite tokių cheminių medžiagų, atnaujinti registracijos dokumentaciją ir, aišku, atsinaujinti saugos duomenų lapus, nes saugos duomenų lape ta informacija yra pateikiama. Plačiau apie visas tas pavojaus klases yra aprašytos Europos cheminių medžiagų agentūros rekomendacijos LP kriterijų taikymo rekomendacijos ir čia nurodytos būtent tos dalys, kurios yra susijęs su tomis naujomis savybėmis. Didžiulis dokumentas ir iš 4 ar 5 dalių, dabar jau nebeprisimenu. 3 dalyje pavojus sveikatai, o 4 dalyje pavojai aplinkai ir ten 4.2 skirsnio iki 4.4, būtent apie naujas pavojus klasės dėl pavojų aplinkai, o 3.11, tai 3 dalyje dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurios veikia žmonių sveikatą.
Ir man taip atrodo, kad šita skaidrė yra mano paskutinė, mano Agnės paskutinė. Tikiuosi, kad daugiau mažiau išaiškinau.